Artėjant didžiausioms pavasario šventėms dažnai išgirstu klausimą, o kasgi puikuodavosi bajorų stalo? Žinoma, tai būdavo keptas avinėlis, labai krikščioniškas patiekalas, kuris simbolizuodavo Kristų ir Kristaus auką. Tačiau šiandien mes gaminsime ne ką mažiau bajorišką patiekalą – radvilų zrazus. Bajorai ypatingai daug valgydavo avienos ir jautienos, labai retai valgydavo žvėrieną, kaip nebūtų keista, ir kiaulieną, nes ją vadindavo nešvaria mėsa. Marinavimui naudosime obelio aliejų. Klaidinga manyti, kad anksčiau žmonės nenaudoja aliejaus. Buvo naudojami linų, sėmenų, garstyčių, tačiau kepimui dažniausiai naudodavo sviestą arba taukus. Šiandien aš gaminimui naudosiu ypatingai švarų ir dietologų rekomenduojamą obelių rapsų aliejų. Supjausysime batoną, imsime obelį. Kadangi bajorai mėgdavo ypatingai riebesnį maistą, netgi jautieną, jie skaitydavo per daug liesa mėsa ir praturtindavo lašinukais. Šiam patiekalui mes naudosime ir rūkytus, ir šviežius lašinukus. Obelių rapsų aliejus yra idealus kepimui, kadangi jo degimo temperatūra yra itin aukšta. Druska ir pipirai. O lietuviška virtuvė padarė labai didelę įtaką kitų šalių kulinarijai. O būtent šie senieji radvilų zrazai buvo surasti senose užsienio kulinarijos knygose. Tai susukame jautienos pjausnelius su paruoštu įdaru, tam, kad suformuotume suktinuką. Pagal senuosius receptus parašyta, jog reikia zrazus surišti su siūlu. Mes susmaigstysime su pagaliukais. Padarysime šituos suktinukus stabilesnius, kad jie nepabėgtų. Kadangi mes naudojame šiek tiek spirgų, juos išspirginame ir kad būtų sveikiau, kepimui naudosime obelių rapsų aliejų. Šiek tiek apkepę radvilų zrazus užpilsime jautienos sultiniu. Labai įdomu, jog sultiniai ir sriubos Lietuvos bajorų virtuvėse atsirado tik 18 amžiuje, kaip atskiras patiekalas, norint pamėgdžioti Prancūzijos karalių Liudviką. Išpilame naminį jautienos sultiniu. Sudedame išspirgintus, kad kuo mažiau būtų tauko kiaulienos lašinukus. Sudedame taip dažnai naudotus Lietuvos virtuvėse pastarnokus. Ir troškiname pusę valandos. Šiek tiek gaivumui miškučių belio. O šiems radvilų zrazams pagardinti paruošime aliejaus padažą. Kągi, ne 70 bajoriškų patiekalų, bet vienas iš 70. Skanaus.